labai vėjuota. Tai net nežinau, kaip čia įsirašys kokybė video. Bet noriu papasakot, kad labai gailiuosi, kad praeitą savaitgalį nesukaupiau paskutinių jėgų ir nepabaigiau ravėti. Nes kas atsitiko? Patys krūmai braškių labai išaugo sparčiai per savaitę. Čia galbūt ant šitą Allegro veislė. Ir pasidarė labai sudėtinga ravėti. Aišku, ir tos braškės jau labai nusviro, uogos pačios. Tai sudėtingas ravėjimas pasidarė. Beje, apie Allegro veislę mes jos atsisakysim, nes pūkos labai smulkios, jų daug, bet jau iš karto matosi, jog bus smulkios, tik tiek, kad jų daug. Ir patys krūmai yra tokie labai masyvus, daug žalios masės užauginantis, tai net nežinau, gal iš dalies kažkas kažkur yra geriau, iš kitos pusės blogiau. Tai, jinai skani uoga saldi, bet labai smulki. Tai tas nefaina. O čia tai šita vaga yra miksas. Kas mums liko iš galiukų, visokių iš ūsiukų ir panašiai, tai net nežinau, kur kokia veislė. Bet auga ir auga, ten paskui dasodinta toliau. Tai liko ta viena vaga. Dar tiesa pradėjau nuiminėti plevelę. Sakau, gal jos nebeprireiks, tikėkimės nebebus šalnų. Bet pagalvojom, kad gal visgi, rupūžytė ropoja, kad gal visgi jinai surenka vabalus, nes ją labai lenda į baltą plevelę vabalai. Eik, rupūžiuk, gyvenk ten, valgyk vabalus, kurie kenkia braškytėm. Mažutė kokia. Atkapščiau aš ją turbūt čia iš po žolių. Ir matau dar, tokie, kažkokie purslai. Pastebėjau, kad ant kai kurių yra. Pakapšius ten tokie kaip kirmelės lygsai matosi. Kažkokie, tai nežinau, kas čia. Irgi kažkoks kenkėjas. Braškės sutvarkytos. Vaikom reikia nuskinti. Dar ne visas pusžalės išskynė, matyt. Gal šitą dar paliekam. Rytoj ryte vaikai nusiskins. Jo, yra tokių, kurios sunoks ant dienų. Labai faina. O koks vėjas. Žodžiu, braškės baigiau. Dar reikia nušienauti tarpuogius. Ir reikės eiti į avietės. O avietės dydžio belenkokio. Ir jau laikas jas retinti. Šio savaitgalio darbai jau į pabaigą. Kadangi braškėse darbo daug nebuvo, tai aš jas greitai visai pabaigiau tvarkyti. Ir jau pradėjom retinti avietės. Atėjau nusirinkti braškių, nes jau keliausim namo. Matau visai nemažai raudonuojančių, iš tikrųjų pasiėmiau 2 indelius tik tai. Gal daugiau net pririnksiu. Nors kažkaip tai nesitikėjau, kad taip raudonuos.